Jo, atsidarėme bagažinę ir vėl bagažinėje matome mūsų matavimo vienetą. Tai yra elektrinis, karboninis Bister dviratis, kurį galite įsigyti Krinonos parduotuvėse. Kaip matom, dviratis telpa puikiai. Dėl to jis toks lengvas. Bet žinau, bagažinės tikėjaus didesnės. Ką, tada gal rasim ką nors po apačią. Na, jeigu net Paulius sugeba dviratį išlankstyti, tai žinokit, labai lengva jį sulankstyti ir išlankstyti. Viskas. Ir lėkė. Ir lėkė. Va, atvažiuoji savo prie gamtos, pastatai automobilį ir varai. Taip. Žiauriai gerai. Nereikia galvoti, kaip čia ant stogo konstruoti tvirtinimą. Gerai, ką bagažinė? Viskas. Bagažinė, žinok, man nuvylė. Viskas, ką mes turim. O ten priekį daugiau nėra? Nu ne, akumuliatorius. Dar kažkokių minimaliai yra skirelių. Bagažinė nėra įspūdinga. Bagažinės aš tikėjausi iš Volvo didesnės, tiesą sakant. Va, bet žiūrėk. Hop. Ne, nu oras tai yra super. Tokios laisvės automobiliai orinė pakaba tai yra gėris. Man, žinok, man... Žiauriai gerai veikia, ne? Man labai keista, kad taip greitai kyla. Jeigu jums sunku vaidėti, nuleidžiate žemyn. Gerai, bičiuliai, bagažinė nėra tokia įspūdinga, kaip mes esame įpratę matyti Volvo automobiliuose. Dviratis tilpo, viskas ok, bet tikėjomės kažko daugiau. Ir dabar pažiūrėsime, ką gausime sėdę už šio automobilio vairo.